2025 metais Asociacija Aukštaitijos komunikacijos projektai vykdė projektą Atminties muziejus, kuriame praeitį bandėme perkelti į dabartį. Tekstus rašiau aš, Linas Bitvinskas, šio projekto dailininkė buvo Živilė Kairytė. Projekto metu rinkome senas fotografijas tiek Lietuvoje, tiek ir Prancūzijoje ir Živilė jas perpiešė į dabartinį kontekstą ir kartu mes pagalvojom, kad būtų labai įdomu, jeigu tos perpieštos nuotraukos taptų nebe žmonėmis, o kažkuo, kas yra visai kas kita, sakykime, jausmais. Todėl visos nuotraukos, kurios buvo perpieštos, jos šiek tiek ir komiškos, bet kartu atspindi žmogaus gyvenimo tėkmę. Ką mes sukūrėm per metus, tai ir sugulė į knygą, kuri vadinasi Mūsų jausmų albumas. Ir jį kūrėm taip pat, kaip kūrėmi šeimyniniai albumai. Knygoje sugulė baladės ir kartu sugulė fotografijos iš Lietuvos, Prancūzijos, iš Anykščių, iš Raseinių, Vilniaus, Utenos, Kupiškio, iš aplinkinių rajonų. Ir komponavome tokiu principu, kad yra baladės tekstas ir šalia kažkokios fotografijos. Tai, pavyzdžiui, baladė apie nelaimės nešantį balionėlį pasakoja apie pyktį ir 3 jo sūnus, Pikčių, Baisių ir Piktūną. Tai dailininkė ir nupiešė, kaip tie pikčiai galėtų atrodyti ir kaip jie atrodo užaugę. Ir kaip pyktis supažindina savo sūnų su aplinka. Kaip, Živilė, jauteisi piešdama? Jausmingai, bet aš tai atsimenu, kad prasidėjo šitas konceptas nuo to, kad jūs davėt tekstus savo baladės apie jausmus. Ir tada pradėjom galvoti, kaip juos būtų galima vizualizuoti ir kažkaip po truputį gimė ta mintis, kad tie jausmai yra kiekvienas kaip personažas, kaip charakteris, kaip žmogus. Ir tada ir atėjo ta mintis nuotraukom ir tada kažkaip po truputį labai patiko piešti tas nuotraukas iš tikrųjų, labai smagu buvo. Ir išsivystė, man atrodo, į tą visą tokį kaip giminės albumą, visas tas konceptas. Nuo teksto atsispiriat, nuo tų personažų. Živilė, jeigu tu rinktumės, koks tau jausmas pats geriausias buvo, kaip piešiai? Iš tikrųjų, tik aš nepiešiau taip galvodam, kad va čia piešiu meilę, čia piešiu pyktį. Aš tiesiog piešiau iš senų nuotraukų ir iš savo šeimos, ir ten giminės, ir iš jūsų, ir ką atsiuntė ten iš Prancūzijos, iš kitur. Ir po to gal labiau taip atrodė, čia tikrai meilė, čia tikrai pavydas, čia tikrai pyktis, tokios išraiškos gavosi. Po to, kai jau pasižiūrėjus ir su tekstu palyginus, tada ir gimė ta sąsaja. O jums kokia baladė labiausiai patiko? Pavyzdžiui, Žiedų pašto baladė labai patiko. Sentimentali, šiek tiek graudi ir tuo pačiu šviesi ir viltinga. Apie tai, kas praeina, bet prisimenu brangiuosius. Ir už tai apie meilę ir gerumą jų laiškai. Kaip tu galvoji, ar šitą projektą būtų galima tęsti dar toliau? Tai žinoma, nesgi nuotraukų tai labai daug ir manau jausmų ir baladžių jums tikrai irgi dar gimtų daug labai. Nežinau, man tas nuotraukų perpiešimas turėjo kažkokį davė labai gerą jausmą. Net nežinau kaip jį vardinti, gal konceptualizuoti, tarsi atgaivinam labiau per save, per tą praeitį. Dalis nuotraukų buvo netgi iš Karibų jūros, bet visas paslaptis sužinosite tik perskaitę knygą, taip? Taip.